Sveiki. Šiandien neeilinis mūsų susitikimas. Iš tikrųjų, pati nusprendžiau dar kartą, eilinį kartą, galbūt 10 arba 12, perskaityti knygą Rami Blekto interviu su tamsos valdovu, rusų kalba. O po to aš pagalvojau, kad galbūt verta paskaityti mum kartu ir aptarti tam tikras vietas. Ir aišku, labai seniai noriu išversti į lietuvių kalbą ir dabar pradedu šį projektą. Pradėsime skaityti. Aš skaitau kaip savo, nes man šita knyga yra labai gili. Ten yra labai labai daug atsakymų ir galbūt pateikta per metaforas. Taip, liktai kažkas gali pasakyti, kad čia fantazijos, iliuzijos, bet jeigu mes skaitysime ir jausime, girdėsime prasmes, mes labai daug atsakymų gausim ir apie save, ir apie tai, kas vyksta pasaulyje. Taigi, kaip prasideda pirma dalis? Dabar esu atviroje jūroje, pietų Atlante. Daug medituoju, o kai priartėjome prie Antarktikos, vėl galvoje ėmė skambėti atsakymai. Jei turite klausimų interviu herojui, rašykite komentaruose, pabandysiu paklausti. Rami. 2019 metai, gruodžio 12. Versija redaguota ir išplėsta. Ilgai neaprašinėsiu, kas vyko prieš šį tekstą, galbūt tik kitoje knygoje. Trumpai tariant, sutikau žmogų, kuris šalino iš žmonių blogasias esybės. Ir pamačiau vyrą, kurį dėl beprotybės norėjo išsiųsti į beprotnamį. Po kelių seansų jį pripažino visiškai sveiku. Visiškai psichiškai sveiku ir jis tikrai tapo normaliu. Nusinčiau pas šį gydytoją keletą savo pacientų, kurių energetinėme lauke mačiau tamsias esybės. Ir jie tikrai labai pasikeitė į gerąją pusę. Jiems atsitiko stebuklų. Sesijos metu jie kalbėjo skirtingais balsais, jų kūnas įgavo keistų pavydalų ir panašiai. Girdėjau, kad kai kurie stačiatikių kunigai taip pat daro šią procedūrą. Egzorcizmas vadinasi, taip. Aš uždaviau klausimą, kas slypi už šių juodų esybių. Ir staiga atėjo atsakymas. Labai aiškus, šaltas balsas mano galvoje paklausė. Ar tikrai nori pabendrauti? Taip, klausk. Maždaug 2018 metais, vasario 13 dieną, mėnulio užtemimo metu, mano jautrumas padidėjo ir aš aiškiai pradėjau jausti, kaip aiškus, šaltas balsas atsako į mano klausimą. Be to, dažniausiai tai vykdavo pabudus vidury nakties. Šį tekstą pradėjau rašyti apie 2 valandą. Kitų paros metu, ypatingai dieną, kitas balsas, aš jį pavadinau šviesos balsu, davė rekomendacijas, kaip šį tekstą sutvarkyti ir įkvėpė jį atspausdinti visų gyvų būtybių labui. Iki to laiko jau galėjau atskirti savo mintis nuo ateinančių iš esybės, nuo kurios šios mintis ateina. Šiomis dienomis aš blogai miegojau, pyktis padidėjo, stipriai peršalau, buvo keletą kivirčių iš niekur. Jaučiau, kad visa energija nusileidžia tam, kad galėčiau būti ant jų bangos. Tai atsitiko laive. Vasario 19 išvykome iš Honolulu, Havajo salinas, dienos kelioniai, tačiau turėjome grįžti susirgus vienam keleiviui. Grįžome į vietą, kur būtų įmanoma nusileisti sraigtasparniui. Pakeliui patekome į Perkūniją. Po Havajų 2 naktis gerai miegojau. 3 vakarą greitai užmigau, bet staiga vidury nakties prabudau ir pradėjau rašyti atsakymus į savo klausimus. Klausimų rašysena ir atsakymų rašysena
akivaizdžiai skiriasi. Esi tapatinamas su viskuo tamsiu, blogu, nešančiu nelaimę. Ar taip? Bet kokia energija ir jėga šiame pasaulyje turi asmeninį įsikūnymą. Aš esu vartojiškumo, egocentrizmo energijos įsikūnymas. Aš neatnešu ir nesukuriu nelaimę, bet dažnai jas pačias ima traukti tie, kurie prisiderina prie mano bangos. Vargas, kančia ir tamsa yra šio dviejopo pasaulio dalis, nes taip pat yra kita šviesos ir šilumos dalis. Dažnai šviesoje jėgos veda sielą į kančią. Dažnai šviesos jėgos veda sielą į kančią, kad ją išvalytų. Aš priešingai, dažnai norėdamas suklaidinti sielą, duodu jai laikinos sėkmės, šlovės ir materialinės gerovės. Įdomi mintis. Pabandykite dabar apgalvoti. Mes dažnai galvojame, kad jeigu žmogus pradeda eiti dvasiniu keliu, tai sėkmė, šlovė, materialinė gerovė turi ateiti. Bet visa tai ne visada ateina, todėl kad aš esu geras žmogus. Kartais tai yra pagunda, o dažnai stiprios sielos pasirenka išbandymų kelią tam, kad apsivalyti. Skaitome toliau. Kančia gali net labai pažengusią sielą nuvesti nuo kelio. Ir daug dažniau priešingai gali paskatinti dvasinį augimą, ypač šiais laikais. Pažiūrėkite, kaip dabar gyvenate. Dėl naujo telefono žmonės gali apgauti, pavogti ir net nužudyti. Jūsų mintis yra prikimštos to, kaip iš materialių daiktų ką nors įsigyti ar išgarsėti. Mano užduotis, pavyzdžiui, jūsų žemėje, yra stiprinti žmogaus savanaudiškumą ir dėl to padidinti vartojiškumą. Vėlgi galima čia sustoti, pagalvoti apie save, apie savo gyvenimą, apie savo tikslus, kokie jie. Ar jie daugiausiai susiję su tuo, kad kažką nupirkti, kad vartoti dar daugiau. Kodėl? Kad amžinąją sielą, kupiną meilės ir palaimus įtraukti į šią kosminę dramą kuo giliau. Paskatintų ją pamiršti savo amžinąją prigimtį, pradėti tapatinti save su kažkuo smulkmenišku. Jei ne aš, šiame pasaulyje neliktų sielų. Visi labai greitai grįžta į dvasinę plotmę. Mano užduotis yra pritraukti sielas į daugelį įsikūnijimų ir pageidautina į žemesnius pasaulius. Daugelis žmonių mano, kad tu kovoji su Dievu ir retkarčiais laimi. Aš žinau, aš pats kartais įdedu šias juokingas mintis į žmogaus galvą. Mes kovojame su savo dvilypumu, lengvos, kilnios jėgos. Bet Dievas yra viskuo šaltinis. Aš esu jo dalis, kaip ir tu. Kiekvienas iš mūsų turi savo likimą. Tačiau už mūsų visų yra Dievas. Ir Dievas suteikia mums visiems energijos ir teisės į bet kokius veiksmus. Tačiau apie jūs yra labai daug istorijų, mitų ir legendų, ypač krikščionybėje. Kai kas tiesa, o kai kas yra susijęs su tamsiomis mano pasaulyje būtybėmis, kurios atėjo ir sutrikdė teisiuosius. Tačiau daugelis doktrinų yra rašytinės mintis apie bažnyčios vadovus. Viskas jūsų pasaulyje dabar labai susipynė. Tokie laikai visatoje yra reti.
Dabar šviesa ir tamsa gali gyventi toje pačioje šeimoje. Ir net viename žmoguje gali būti labai daug tamsos ir labai daug šviesos. Tačiau, kol dominuoja jūsų tamsi pusė, mes turime spėti kuo daugiau sielų nuleisti į tankesnius ir tamsesnius sluoksnius. Paprastai energijos yra atskiros. Šviesieji gyvena savo visatos dalyse, mes gyvenam savas. Mes turime savo tam tikrus valdymo laikus. Jūs savo. Mes turime. Tu kovoji su manimi daugelį metų ir gyvybių. Nors buvo laikai, kai buvai mano šalininku. Ir dabar kovoju su tavimi. Pastaraisiais gyvenimais tapai išmintingesniu. Supranti, kad aš esu Dievo energijos dalis. Bet apskritai taip, tu naikini tai, ką mes sukūrėme. Kai kuriuos sielos per tave išlipo iš mūsų įtakos. Tu taip ramiai tai sakai, ar nebijai, kad kiti tai perskaitys? Aš bijau. Mano lygiai nėra ko bijoti. Mano darbas yra užkrėsti kitus baimę. Galbūt tai perskaitys keli tūkstančiai, net milijonai žmonių. Tačiau nedaugelis į tai žiūrės rimtai ir pradės veikti. O dabar Žemėje yra kompensacijos energija. Pastaruosius šimtus metų jūs turėjote per daug tamsos. Dabar kam nors leidžiama prisiliesti prie šviesos ir netgi tapti tobulu. Ką tu vadini tobulu? Tobulas tapimas dievišku. Tai yra meilė. Tu gana aiškiai aprašei daugelį šių tiesų savo knygose. Tačiau tu klausi, aš atsakau. Kodėl staiga nusprendei su manimi pasikalbėti? Tu to norėjai daug gyvenimų, o šiame gali kalbėti su manimi tiesiogiai. Ir kaip tu supranti, visi norai išsipildo. Mane taip pat domina šis dialogas. Visi nuolat tobulėjame. Bet kažkada aš tave laikiau bėdų šaltiniu. Taip, ir tu, kaip daugelis, bandėjai kreiptis į mane ar į Dievą, kad suvaldytum mane ir sunaikintų kančias Žemėje ir kitoje planetoje. Bet mano užduotis yra tiesiog sustiprinti vartojiškumo, žmogaus norus, sutrukdyti jam gyventi nesąmoningai, nuleisti jį į žemesnį energijos lygį. Per mintį pripildytas baimės, pavydo, godumo ir panašiai. Ir tai dažniausiai sukelia kančias. Tačiau kartais prieš tai žmogus sugeba daug metų džiaugtis galia ir materialiniais malonumais. Mano reikalas yra tiesiog klaidingai įkvėpti ir nuvesti žmogų į vietą, kupiną kančių ar juslinių malonumų. Svarbiausia, kad nebūtų meilės sąmoningumo. Kančių pasaulis buvo ne mano sukurtas. Vadinasi, pragaras nėra tavo kūrybos vaisius? Pastebėk, kad daugelį atsakymų jau žinai. Jie ateina pas tave iš vidaus. Bandau kalbėti tavo fizinę kalbą. Pragaras paprastų žmonių įsivaizdavimu, verdantis katilai ir kitos baisios kančios. Tačiau daugelis mano tarnų, jūsų supratimu, gyvena rojėje. Jie turi viską, ko nori. Daugelis šviesių, teisiųjų arba labai Daugelis šviesių teisiųjų yra labai asketiški ir kartais net labai kenčia fiziškai. Daugelis sielų, supratusios, kad geriau būti su manimi materialioje plotmėje, atsisako dvasinio gyvenimo ir ateina pas mane. Žemėje netrukus sustiprės didelio masto katastrofos. Tačiau tai yra reakcija į tai, kad su aktyvia mūsų pagalba Žemėje, kaip niekada anksčiau, yra daug savo naudiškumo ir vartotojiškumo, krizių visose gyvenimo srityse.
Kita vertus, kai kurios šviesos jėgos to nori, nes daugeliui sielų tai yra vienintelis būdas sustabdyti greitą degradaciją. Tavo galvoje matyti daug klausimų, kuriuos nori užduoti, ir klausimų dėl kitų žmonių gerovės. Bet tai nebus interviu, o visa atskira knyga. Į kai kurios klausimus, kuriuos jau turi mintise, atsakysiu keigoje. Na kągi, pratęsime vėliau. Tai buvo toksai bandymas. Pamedituokite šį tekstą, pagalvokite, kiek vartojate, kiek savo naudiškumų turite, kiek materialių norų turite. Ir apskritai, koks yra jūsų pagrindinis gyvenimo tikslas.